Nors karalystės požemiai gerai saugomi ir čia įkalintai Nirai tikrai negresia anksčiau laiko numirti, karaliaus paskirtasis asmens sargybinis, niekur nesitraukdamas, dieną ir naktį uoliai ją saugo. Tada specialiai dėl Niros į požemius nusileidęs karališkasis daktaras susitinka ją saugantį sargą. Atėjau patikrinti kalinės savijautą, praneša jam daktaras. Nepatenkintas Rafaelis, sumurmėdamas, kad geriau būtų leisti jai padvėsti, nenoriai atsitraukia, taip leisdamas jam apsilankyti Niros kameroje. Daktaro pagalbininkės švelniai įtrina Niros žaizdas vaistais ir iš to, kaip jos su ja maloniai elgėsi, buvo galima pamanyti, kad jos jai nejaučia neapykantos, kad jos jai, kaip moteriai kovotojai, labiau jauti pagarbą ir užuojautą. O pabaigę su josios žaizdomis, jos ją perengė naujų rūbų. Išeidamas daktaras įspėja Rafaelį. Žinok, kad mano gydymas greitai pastatys ją ant kojų, todėl būk atsargus, nes sustiprėjusi, ji vėl gali pamėginti pabėgti. Nesijaudinkite, daktare, nuo manęs ji tikrai nepabėgs, neapykantos persisunkusiu balsu pasako jis. Tuo metu Kasandra, susirūpinusi, sėdi namuose ir kažką mąsto. Tada pasiėmusi krikštolinį rutulį, susisiekė su karaliene Lava. Kodėl man visą tai papasakojai? Surinka pasipiktinusi Kasandra. Kodėl man parodei tai, ko geriau būčiau niekada nemačiusi? Nuo tada, kai tu man parodei tuos kaulus, aš nerandu savo vietos. Tie visi kaulai, visos tos raganų mirtis, visas tas karalienių melas, visko tiesiog per daug. Nuo dabar, žiūrėdama joms į akis, turėsiu apsimesti, kad viskas gerai, turėsiu joms pastoviai meluoti ir turėsiu tai daryti labai gerai. Atleisk, Kasandra, man tiesiog reikėjo išsikalbėti, save kaltinančių balsų atsako Lava. Per daug ilgai visą tai laikiau savyje. Kažkodėl tik mane vieną iš visų karalienių pradėjo graužti sąžinė dėl praeities nuodėmių. Man šitaip reikėjo su kuom nors apie tai pasikalbėti, o jos apie tai nenori nieko girdėti. Baigusi kalbėti su Lava, Kasandra pastebi, kad niekur nėra Darijaus. Pašaukusi mylimąjį vardu ir neišgirdusi atsakymo, sunerimsta. Tada ji teleportuojasi laukan ir apsižvalgiusi, taip pat jo niekur nepamato. Valtis savo vietoje. Vadinasi, jis salos nepaliko. Pamąsto ji ir nueina toliau jo ieškoti. Tuo metu Darijus, pasiėmęs vieną iš Kasandros ginklų kolekcijos lankų ir susimeistravęs savotišką taikinį, treniravosi šaudymą iš lanko. Tada pas jį atėjusi Kasandra pasakė: šitaip netikėtai pradingdamas mane šiek tiek išgąsdinai. Nežinojau, kad turiu pasisakyti prieš išeidamas į lauką, šyptelėdamas atsako Darijus. Aišku, kad neturi. Aš tiesiog dar neatsigavau nuo to, kad čiut tavęs nepraradau, susijaudinusi pasako ji. Na, jei tau bus nuo to ramiau, tai aš galiu visada prieš iškeldamas koją iš namų tau apie tai pranešti. Ne, šito tikrai nereikia. Nebent pats manytum, kad turiu apie tai žinoti. Tada Kasandra nutyla ir truputėlį pamąsčiusi pasako: neįsivaizduoju, kaip gyvenčiau, jei su tavim kas atsitiktų. Tada Kasandra, paėmusi Darijų už rankos, pasako: manau, mums reikėtų susituokti. Susituokti? Nustebęs pasako Darijus. Taip, susituokti, pasikartoja Kasandra, juk įsimylėjėliai taip daro. Be to, pagal raganų įstatymus, ragana savo išrinktajam gali padovanoti mažytę dalelę savųjų magiškųjų galių ir tada tu taptum nemirtingas. Tiksliau, ne nemirtingas, o tiesiog gyventum tiek pat, kiek ir aš. Ir tada man nebereikėtų dėl tavęs daugiau jaudintis. Net neįtariau, kad šitaip įmanoma, nusistebi Darijus. Taip, tai įmanoma, pasako Kasandra.
Nuo neatmenamų laikų raganos savo mylimiesiems, tarnams ar net naminiams gyvūnams kartais suteikdavo dalelytę savųjų galių, kad amžinai galėtų būti su tais, prie kurių būdavo prisirišusios. Tik vėliau karalienė sugriežtino taisykles ir dabar stebuklingųjų galių dalelytę galima padovanoti tik tais tam žmogui, su kuriuo ragana nusprendė susituokti. Tai tiesiog nuostabu, entuziastingai užsidegęs pasako Darijus. Jei aš tapčiau nemirtingu, tai mes abu amžinai galėtume būti kartu. Ne amžinai, o tik tol, kol aš būčiau gyva, patikslina Kasandra. Tai dar geriau. Tai reiškia, kad mums niekada nebereikės išsiskirti, nudžiugęs pasako Darijus. Tada susimąstęs paklausė, o kaip suprasti tą nemirtingumą? Ar tai reiškia, kad aš būsiu neįveikiamas ir nuo manęs atšoks ginklų ašmenys? O gal visos mano žaizdos akimirksniu užgys? Nežinau visų smulkmenų, susimąsčiusi atsako Kasandra. Raganų vestuvės vyksta labai retai. Dar rečiau vyksta raganų ir žmonių vestuvės. Berods paskutinį kartą tokios vestuvės įvyko labai seniai ir dar labai toli. Todėl aš net nežinau, kieno galėčiau apie tai paklausti. Tada Darijus, gudriai nusišypsodamas, pasako, praleisti su tavim visą amžinybę labai viliojantis dalykas. Bet yra vienas dalykas. Pirmiau aš turiu tau pasipiršti. Bent jau mano kaime vyrai piršdavosi savo mylimosioms, o net atvirkščiai. Na, jeigu tau tai labai svarbu, tai gali man pasipiršti, nusišypsodama atsako Kasandra. Ir tada Darijus priklaupia prieš Kasandrą ir jos paprašo tapti jo žmona. Sutinku, atsako jam Kasandra. Tuo metu Nira savo kameroje guli ant grindų ir tik jis sumerkia akis, Rafaelis iš karto pripuola prie kameros ir ieties smaigaliu garsiai pratraukia per grotas. Nedrįsk miegoti, padare, garsiai surinka jis. Net nesvajok, kad kankinantį bausmės laukimą išmainysi į malonę sapnų karalystę. Aš negaliu tau nieko padaryti. Taip pat turiu tave saugoti nuo kitų. Bet patikėk, padare, visą tau likusį laiką tu būsi sąmoninga ir visą laiką galvosi apie neišvengiamai artėjančią atpildo dieną. Nirai atsibodo tas įkyrus metalo džeržgesys, kurį išgirsta visada, kai tik užmerkia akis. Ir todėl ji nušliaužusi prie šaltos kameros sienos, į ją atsiremdama atsisėda. Gal bent taip jai pasiseks bent kiek ilgiau išsilaikyti neužmiegant. Pamiegos tada, kai išgirs knarkiantį savo prižiūrėtoją. Tik tais gaila, kad jis taip trumpai miega. Nusiprausęs ir pasipuošęs gražiausiais drabužiais, Darijus buvo pasiruošęs savo vestuvėms. Priešingai nei josios išrinktasis, Kasandra vestuvėms ruošėsi labai ilgai. Pas ją užsukęs Darijus, nusistebėdamas, pasako komplimentą. Dar niekada tavęs nemačiau tokios gražios. Šitaip mano kraštuose puošdavosi ištekančios merginos, paaiškina Kasandra. Tada juodas drabužis buvo laikomas pats prabangiausias ir todėl žmonės juodais drabužiais rengdavosi tik išskirtiniausiomis progomis. Pabaigusi puoštis, Kasandra paima Darijui už rankos ir rašale pamirkytų smaigalių pradeda ant jos rašyti hieroglifus. Ten, kur vykstame, galima patekti tik su specialiu kvietimu, paaiškina ji. Žiūrėk, kad šitie hieroglifai nenusitrintų, kitaip ten tvyrantis burtai palaikys tave įsibrovėlių ir iš ten tave išmes. Tada Kasandra paima Darijų už rankos ir jiedu teleportuojasi. Kažkur tais kitoje vietoje, pro lubose įrengtą teleportacijos žiedą, atsiteleportuoja Kasandra su Darijumi. Mes esame žemės tėvo namuose, pasako Kasandra. Nuo neatmenamų laikų
jis sutuokdavo visas ištekėti nusprendusias raganas. O kai karalienės, laimėjusios raganų karą, pasiskelbė visų raganų valdovėmis, žemės tėvas joms prisiekė ir atsidėkodamos už parodytą lojalumą, jos jam leido toliau daryti tai, ką jis darė, tai yra būti tuom, kuris sutuokė raganas. Pavargęs nuo ėjimo be galo ilgu koridoriumi, suirzęs Darijus suniurna. Kodėl, galėdami persikelti į bet kurią vietą pasaulyje, mes visada atsiteleportuojame ten, iš kur mums dar reikia eiti tokį ilgą kelią? Todėl, kad yra tokios mandagumo taisyklės, paaiškina Kasandra. Mes juk ne į kokius tyrlaukius atvykome, mes atvykome į kažkieno namus. Tau juk nepatiktų, kad pas tave atvykęs svečias vietoj laukimo prie durų nekviestas užeitų į vidų. Taip pat ir raganos nenori, kad svečiai teleportuotųsi tiesiai pas jas į namus. Ir kol mes einame šituo koridoriumi, žemės tėvas, kuris jau žino apie mūsų apsilankymą, gali ramiai pasiruošti mūsų sutikimui. Pažvelgęs į freskomis išpieštas koridoriaus sienas, Darijus pajuokauja. Man atrodo, kad visą šitą kelią mes einame tik todėl, kad jis labai nori, kad jos svečiai pamatytų visus šiuos paveikslus. Galiausiai jiedu pasiekė patį ilgojo koridoriaus galą, kur jų jau laukė svetingai nusiteikęs žemės tėvas. Sveiki atvykę, brangūs įsimylėjėliai, pasveikina juos žemės tėvas. Man be galo džiugu, Kasandra, kad tu pagaliau radai tą, su kuriuom gali atsisakyti savo vienatvės. Tada prasideda tuoktuvių ceremonija. Brangūs įsimylėjėliai, didingai į svečius kreipiasi žemės tėvas. Sveikinu jūs, nusprendusius susieti likimus amžinybėje kartu. Tada jis nuo kaklo nusiima medalioną sakydamas: prieš žengiant šitą svarbų žingsnį privalome įsitikinti, kad jūsų apsisprendimą lemia ne kas kita, kaip tik švelnūs tyros meilės jausmai. Tada ant jų susikibusių rankų užkabina medalioną sakydamas: jeigu jūsų meilė neturi teisės egzistuoti, jeigu jūsų jausmai savanaudiški ir apsimestiniai, tai visagali akis padės pamatyti tikrąją tiesą. Medalionui niekaip nesureagavus, žemės tėvas pasako: sveikinu, pasirodo, jūs tikrai vienas kitą mylite. Ir kadangi vienas iš jūsų yra paprastas mirtingas žmogus, o kitas nemirtingoji ragana, tai aš turiu teisę Kasandrai leisti pasidalinti savo magiškąją galia, kad jūs tikrai galėtumėte amžinybę praleisti kartu. Tada žemės tėvas paduoda Kasandrai medalioną sakydamas: šiuo medaliono pagalba atsisakyk nereikšmingai mažos savųjų galių dalelės. Kasandra, sudėjusi vieną delną virš kito, susikaupia ir po akimirkos jai tarp delnų sušvinta žaižaruojančiai švytinti magiška sfera. Sferai tarp Kasandros delnų vis augant, tuo pačiu jos atsisakomų galių kiekiui vis didėjant, žemės tėvas pasako: gana, to jau pilnai užtenka. Tačiau Kasandra nesiliauja auginusi sferos ir norimų perduoti galių kiekį vis didina. Sakau, pakaks, tu jau pakankamai atsisakei savųjų galių, griežtai pasako žemės tėvas. Tada Kasandra jam paklūsta ir pasisukusi į Darijų pasako: prašau, priimk dalelę manųjų galių, kad mes amžinai būtume kartu. Ir tik Darijui, rankomis palietus sferą, Kasandra ją paleidžia, sfera suyra ir padengia Darijų magiją, kuri po akimirkos susigeria į jį. Ir tą pačią akimirką Darijus pajunta, kaip jo organizmas prisipildo magijos. Tada Darijus pajunta,
deginantis skausmą krūtinėje, o jam iš po drabužių pakyla aitrus dūmelis ir aplinkui pasklinda svilintos mėsos kvapas. Dėl netikėtumo riktelėjęs iš skausmo ir atsilapojęs drabužį, Darijus pamato, kad ant jo krūtinės kairioje pusėje virš širdies atsirado kažkoks nesuprantama kalba išdegintas užrašas. Tai mano vardas užrašytas senąja raganų kalba, sutrikusiam Darijui paaiškina Kasandra. Prisiekiu, aš tikrai nežinojau, kad tai bus. Aš tikrai nenorėjau, kad mano vardas atsirastų ant tavo kūno. Nieko tokio, nuramina ją Darijus. Šitaip man dar labiau patinka. Kasandros vardas ant tavo kūno, Darijau, reiškia, kad tavyje yra dalelė Kasandros magiškųjų galių, paaiškina Žemės tėvas. Žemės tėvas užbaigė ceremoniją, paskelbdamas juos amžinai vienas kitam skirtaisiais. Tada jie atsisveikina ir Kasandra su Darijumi atsiteleportuoja ten, kur buvo palaidotas Kasandros drakonas. Pažvelgusi į kapą, Kasandra Darijui pasako: žinai, kartais aš fantazuodavau apie savo vestuves. Aš svajodavau, kaip pasipuošusi vestuviniu rūbu, kartu su savo išrinktuoju, raita ant savo gėlėmis išpuošto drakono, labai žemai praskrisčiau virš visų mano teritorijoje esančių kaimų, kad visi mus pamatę žmonės, supratę, kad aš ištekėjau, mums plotų ir linkėtų laimės. Labai gaila, kad manasis drakonas nesulaukė šios dienos. Kas per niūrios nuotaikos tokią nuostabią dieną? Džiaugsmingai surinka į jų pokalbį įsiterpdama netikėtai atsiteleportavusi Vavita. Jiems atsisukus, Vavita surinka: sveikinu mano brangieji, žengu šitą gražų žingsnį. Tu jau žinai? Nustebusi paklausė Kasandra. Brangioji Kasandra, negi tu tikrai manai, kad kažkas panašaus gali praslinkti pro karalienių akis? Savimi didžiuodamasi atsako Vavita. Aš atvykau, kad pakviesčiau jus atšvęsti vestuves kartu su karalienėmis. Nedrįsčiau trukdyti visagalių karalienių savo nereikšmingą švente, kukliai atsako Kasandra, kuri visai nenorėjo švęsti kartu su karalienėmis. Netiesa, Kasandra, sušunka Vavita, tavo vestuvės visai nereikšminga šventė, juk raganų vestuvės įvyksta taip retai, o kada buvo maišytosios vestuvės, iš viso niekas negali prisiminti. Tada Vavita pasako, kad laukia jų iškilmių salėje ir teleportuodamasi palieka juos. Tada Darijus, pažvelgęs į Kasandrą ir pamatęs jos veido išraišką, pasako: matau, kad nelabai nori ten vykti. Nenoriu. Visada, kai tik jos visos susirenka kartu, greitai pasimiršta, dėl ko buvo susirinkusios, ir jų susiėjimas virsta tarpusavio santykių aiškinimusi, bei nuo seno susikaupusių nuoskaudų vienos kitai prikaišiojimu. Bijau, kad mūsų graži šventė nebus išimtis. Tai tada atsisakykime, ryžtingai pasako Darijus, juk tai visų pirma mūsų šventė. Nesvarbu, ko aš noriu, niūriai atsako ji. Niekada nedrįsčiau nepriimti karalienių kvietimo. Tuo tarpu prie Niros kameros grotų stovintis Rafaelis pykčiu persipildžiusiu balsu jai kalba: tu esi niekas. Tu esi visiškas niekas. Benamis šuo yra daugiau nei tu. Garuojantis arklio šūdas yra daugiau nei tu. Net myžalų bala yra daugiau nei tu. O tu esi visiškas niekas. Tik tuščia vieta. Ir dar nepamiršk, kad greitai mirsi. Tu net neįsivaizduoji, kiek mažai verta tavo gyvybė ir kaip lengvai galėčiau ją nutraukti.
o nieko pakeisti negalinti nėra, tik sėdėjo, atsirėmusi į sieną ir tylėdama jo klausėsi. Tuo metu iškilmių salėje visos karalienės viena po kitos sveikino susituokusiuosius ir jiems linkėjo visko ko geriausio. Tada Rerovija Kasandrai pasako: mes visos pasitarėme ir atsižvelgę į tai, kaip tu gerai tvarkaisi savo teritorijoje, nusprendėme, kad tau, kaip vestuvinę dovaną padovanoti, uolietųjų tyrlaukių žemes. Tai nėra labai didelė teritorija, bet kadangi ji ribojasi su tavo dabartinėmis valdomis, tai jas sujungus tau priklausys visas slėnis. Kasandra aišku padėkojo už dovaną, nors jai jos nelabai ir reikėjo. Tada Vavita, pašokusi nuo kėdės, surinka: kažkaip liūdnai mes čia sėdime. Tada ji suploja delnais ir priešais kiekvieną šventės dalyvį atsiranda po taurę. Tada Vavita ištiesia ranką sakydama: siūlau pagyvinti linksmybes, išgeriant rivokos. Ir suliktais žodžiais josios rankose atsiranda butelis vyno. Tada ji pradeda eiti nuo vienos karalienės iki kitos, paslaukiai pripildydama jų taures. O kai ji pylė rivoką į Kasandros taurę, Darijus savąją taurę pristumė arčiau, kad Vavitai nereikėtų specialiai prie jo sustoti. Oi ne, branguti, tau šito negalima, pasako Vavita, pamačiusi pristumtą Darijaus taurę. Čia raganų vynas. Jis pagamintas pagal ypatingą receptą ir yra toks stiprus, kad nuo jo net karalienės apgirsta. Nepaisant to, kad nuo šiandien esi magijos apdovanotas ir šito išgėręs tikrai nenumirtum, bet su proteliu vis tiek gali atsisveikinti. Zirva juokaudama priduria: išgėrę šito vyno pasijustum taip blogai, kad pasigailėtum, kad nebegali numirti. Nebijok, jei reikės, aš tave pagydysiu, juokaudama pasakė Skidvaizija. Mano mergaitės mielai tave dar kartą išrengtų. Kasandrai įgryso, kad visos šaiposi iš jos mylimojo, ir mostelėdama ranka specialiai Darijui išburia butelį su kita vyno rūšimi. Geriau gerk šitai, pasako ji. Pastačiusi butelį su raganų vynu, Vavita greitai pačiumpa Kasandros išburtą į butelį. Tada ji, atkimšusi ir pauoščiusi jame buvusį gėrimą, pasako: puikus pasirinkimas, Kasandra, tinkamiausias revokos pakaitalas. Dabar nors ir gersime skirtingus vynus, visi girtėsime vienodai. Ir tada Vavita paslaugiai pripildo Darijaus taurę. Pripildžiusi visų taures, Vavita grįžta į savo vietą ir iškėlusi taurę aukštyn sušunka: už susituokusiuosius! Visi likusieji taip pat iškelia savo taures, pritariamai pakartodami tostą. Tada visi ištuština savasias taures. Visi išskyrus Lavą. Jei to padaryti neleido jos dėvima kaukė. Kaukė, kuris slėpė jos subjaurotą veidą. Kartu su visais pakėlusi taurę, taip iš jos ir neatsigėrusi, pastato ją atgal ant stalo. Tai nepraslydo pro Vavitos akis, ir ji iš karto, priėjusi prie jos, pašaipiai pasako: ne, Lava, tu viską darai ne taip. Po tosto reikia išgerti ir tik tada padėti taurę ant stalo. Zirva pagaliau supranta Vavitos sumanimą ir dėl jos elgesio pajunta gėdą. Jos veidą puošusią šventinę šypseną pakeičia nusiminimas, o tarp visų susirinkusiųjų įsivyrauja nejauki tyla. Nagi, Lava, toliau šaipydamasi kalbėjo Vavita, negi tu neišgersi už mūsų visų mylimos Kasandros laimę? Lava nieko į tai neatsakė, tik į ją pasižiūrėjo kaip į nevisprotę. Nagi drąsiau, toliau įkyrėjo jai Vavita. Tau tereikia tik nusiimti tą auksinę kaukę ir tada galėsi paragauti šito gardaus gėrimo.
Nebeištvėrusi erzinančio Vavitos elgesio, Zirva piktai surinka: "Palik ją ramybėje!" Tačiau Vavita nė neketina liautis. Ignoruodama mylimosios žodžius, ji toliau kabinėjasi prie Lavos. "Negi tu nenori išgerti su draugėmis?" Pristumdama taurę arčiau, pasako Vavita. "Su draugėmis?" Staiga iš vietos pašokusi surinka Lava. "Kur buvo tos draugės, kai aš vienui viena, negalėdama pajudėti, stovėjau priešais Marabundą ir jos žvilgsnio šviesoje degiau gyva? Kur buvo mano ištikimosios bendražygės, kurios buvo prisižadėjusios mane ginti, kol aš savąją magiją laikysiu suparaližavusi mūsų priešus?" Tada karalienės pradeda teisintis. "Bet Lava, tu tada pati per daug buvai įsiveržusi į priekį", pasako viena iš jų. "Tavo paralyžiaus magija išsisklaidė, kai tu tik palikai tą salę, ir visos tos raganos, kurių dar nebuvome nužudę, atgavo judėjimo laisvę ir mums prisireikė su jomis kovoti", pasako kita iš jų. "Mes tiesiog nespėjome kartu su tavim." Lava palaukia, kol visos jos nutilo, o tada pasakė: "Kai Marabunda mane suparaližavusi savąją magiją pradėjo spirginti, man skaudėjo. Man taip skaudėjo, kad net apsakyti neįmanoma. Ir tik žinojimas, kad bet kurią akimirką įsiverš mano kovos seseris ir mano ištikimosios draugės mane išgelbės, tik tai tada man padėjo neišprotėti." Tada Lava pakelia taurę ir žvelgdama į jos blizgantį šoną pasako: "Aš gerai prisimenu, kaip tada, priešais mane ant stalo stovinčios taurės atspindyje, mačiau, kaip viena iš jūsų, atskubėjusi man iš paskos ir pamačiusi, kas vyksta, bailiai atsitraukė, palikdama mane degti gyvą." Tada visos karalienės, viena garsiau už kitą, pradėjo rėkti: "Tai nesąmonė, to negalėjo būti, tu klysti. Jei taip tvirtini, tai tada pasakyk mums vardą tos, kurią kaltini." "Aš nežinau, kurią iš jūsų tada mačiau", pasako Lava. "Taurėje matytas atspindys buvo labai neaiškus." "Tai kodėl tada sakai, kad matei vieną iš mūsų, jei net pati nežinai, ką matei?" suriko viena iš karalienių. "Pamenate, kartais besiruošdamos į mūšį rengdavomės vienos spalvos rūbais, kad kovos sumaištyje vieną kitą geriau matytume ir tiksliai žinotume, kur yra priešas, o kur savas. Ta dieną mes visos buvome apsirengę fioletiniais rūbais. Ir nors tada taurės atspindyje neįžiūrėjau veido, tačiau aš gerai mačiau, kad ta, kurią mačiau, vilkėjo fioletiniais drabužiais. Prieš mus kaltindama prisimink, kad tada tarp mūsų taip pat buvo ir Sizuja", lepteli Vavita. "Labai patogu kaltinti tą, kuri yra mirusi ir negali apsiginti", smerkiančiai atšauna Lava. "Sizuja turėjo liūto drąsą ir dėl bet kurios iš mūsų, nesusimastydama būtų puolusi prieš daug kartų už save galingesnį priešininką." Tada Lava pasako: "Aš daugiau neturiu, ką jums pasakyti, ir su jumis gerti nenoriu." Ir išversdama jai skirtąją taurę, išlieja vyną. Tada trumpai palinkėjusi Kasandrai laimės, teleportuojasi namo. Tada iš savo vietos pašokusi Zirva ant mylimosios surinka: "Dabar tu patenkinta? Tau būtinai reikėjo pasigerti ir viską sugadinti?" Pripuolusi prie jos, griebia už rankos ir betemdama tolyn pasako: "Eime greičiau namo, kol dar daugiau ko neprisidirbai ir galutinai nesugadinai šios šventės." "Bet aš dar nenoriu namo", besipriešindama pasako Vavita. "Aš dar noriu pabūti su savosiomis draugėmis." "Apsieisi", piktai sušunka Zirva ir mostelėdama ranka perkelia jas abi namo. Zirvai su Vavita iškeliavus, Rerovėje pasako: "Be jos dabar taip tylu. Kvailelė Vavita visada sugeba sugadinti visas šventes. Kita vertus, be jos nebūtų taip linksma." Tada Vazava pasako: "Aš labai atsiprašau, bet man labai veržia.
ir nusiėmusi krūtinę dengiantį drabužėlį, pradeda masažuoti susidariusias kraujosrūvas. Kaip aš pavargau nuo šitos didelės krūtinės, giliai atsidusdama pasako ji. Kartais pagalvoju, kad gal reikėtų jas susimažinti. Tada Liva pasako, jei nori, galiu ją lengvai sumažinti. Nežinau, pasako apsigalvojusi Vazava. Gal dar keletą amžių paliksiu viską taip, kaip yra. Tada Kasandra pamasto. Jei dabar kažką įtarusi Rerovija perskaitytų jos mintis, tai sužinotų, kad ji žino jų kruvinąją paslaptį. Norėdama ją kaip nors užimti, paklausė. O apie kokią kovą kalbėjo Lava? Tai nebuvo šiaip sau kokia paprasta kova. Pradeda pasakoti Rerovija. Tai buvo paskutinioji kova. Kova užbaigusi visus raganų karus. Ta dieną mes šturmavome Marabundos tvirtovę, kur nuo mūsų slėpėsi paskutinės mūsų priešės. Tada mes naudojome naują puolimo taktiką. Mes nusprendėme, kad kai tik įsiveršime vidun, Lava savąją magiją visus suparaližuos, o mes tik išžudysime pajudėti negalinčias priešes. Mūsų taktika pasitvirtino. Suparaližuodami ir išžudydami visus priešus, mes lengvai ėjome iš salės į salę, vienas aukštas po kito kildamos vis aukštyn. Ir kai buvo likę visai nebedaug, ji užsimiršusi per daug įsiveržė į priekį, mus palikdama toli užnugaryje. O kai ją prisivijome, Marabunda jau buvo spėjusi ją sužaloti. Gavęs karaliaus pakvietimą, kankinimų meistras skubiai susiruošė ir išvyksta į sostinę. Pagaliau pasiekęs miestą, niekur nesitrukdydamas, patraukė tiesiai į rūmus. Rafaelis, lyg sarginių šuo, niekur nesitraukdamas nuo belaisvės kameros, visą laiką ją saugojo, tik kartais prisėsdamas ant šalia kameros stovinčio suolo, trumpai nusnausdavo ir atgavęs jėgas, toliau akylai ją stebėdavo. Tada skubiai į požemius nusileidęs sargybinis surinka. Jis jau atvyko, kankinimų meistras jau čia, karalius liepė greičiau atvesti kalinę. Atrakindamas duris, Rafaelis išleidžia ją iš kameros ir liepia eiti pirma jo. Pamatęs jos tvirtai žengiamus žingsnius pasako, matau, karaliaus daktaras gerai pasidarbavo. Jo gydymas tau padėjo ir tu vėl tvirtai stovi ant kojų. Gal nori mane pradžiuginti pamėgindama pabėgti? Nagi, drąsiau, paragina ją Rafaelis. Pamėgink laimę, tavo kojos juk nesurištos, o išėjimas ten toliau šito koridoriaus gale už kampo. Spėju, kad kieme tau net pasisektų rasti žirgą, tačiau iš jos organizmo jau buvo išsivadėjęs paskutinis eleksyro lašelis, kaip ir paskutinieji beprotiškos drąsos likučiai. Nira gerai žinojo, kad jei ji tik pamėgintų ką iškrėsti, jei žengtų bent vieną žingsnį į šoną, tai jos prižiūrėtojas iš karto pervertų ją ietimi ir nepasiduodama raginimams, klusniai vykdė visus nurodymus. Kankinimų meistrui nusileidus į pilies požemius, jį pasitinka karalius. Puiku, pagaliau tu atvykai. O štai ten sėdi nusikaltėlė, kuri nenori prisipažinti savo nusikaltimų. Dar niekada neteko matyti tokio užsispyrimo, kad ir kiek ją daužėme, kad ir kaip bekankinome, ji mums nieko nepasakė. Kankinimų meistras, trumpai pažvelgęs į Nirą, užtikrintai pasako, nesijaudinkite jūsų didenybę, ji papasakos viską, papasakos kaip ir visi kiti, su kuriais tik buvau užsiėmęs. Priėjęs arčiau prie sukaustytos Niros, kankinimų meistras pasako, žinau tokius kaip tu. Prieš kovą prisiryjate jėga suteikiančio eleksyro ir pasijutę nenugalimais, drąsiai puolate į patį mūšio sūkurį. Ir kaip visada, ta protą aptemdžiusi drąsa padeda jums išgyventi. Tačiau kuo ilgiau vartoji tą eliksyrą, tuo žiauresnis ir mažiau besivaldantis tampi, kol galiausiai tampi nužmogėjusiu žvėrimi. O kai eliksyrui išsisklaidžius sugrįžta blaivus protas,
tu iš tikrųjų pradedi suvokti, ką esi pridirbęs. Ir tave pradeda graužti sąžinė. Tau būna taip gėda, kad net kitam į akis nedrįsti pažvelgti. Ir nelabai nori apie tai kalbėti. Bet kalbėti teks. Patikėk, tu papasakosi viską. Papasakosi, kad ir kaip nenorėtum to daryti. Papasakosi su visomis smulkmenomis. Gėdosi man kaip vieversys. Tu papasakosi, nes tos nekaltos nuo tavo rankų kritusios aukos turi teisę būti įvardytos. Tada kankinimų meistras, kuris pasirodo buvo galingas magas, nukreipia į Nirą rankas ir pradeda ją čirškinti žaibais. Ji dar niekada nebuvo patyrusi tokio skausmo, bet kadangi ji buvo prikaustyta prie kėdės, tai ji galėjo tik rėkti. Tuo metu karalius, kuris nenorėjo praleisti nė vieno jos prisipažinto žodžio, asmeniškai stebėjo tardymą. Kankinimų meistro kankinama Nira surinka. Sustok! Prašau liaukis! Aš noriu prisipažinti! Aš žinau, kad tu nori, paniekinamai atsako jis, bet aš vis dar nesu įsitikinęs, kad tu esi pasiruošusi pasakyti visą tiesą. Ir dar labiau sustiprinęs iš rankų einančių žaibus, dar stipriau pradeda ją kankinti. Tuo metu, besikalbėdamas su žmona Darijus pasako, neįtariau, kad tarp karalienių gali būti nesutarimų. Per ilgą laiką visko nutinka, atsako jam Kasandra. Su laiku geri dalykai pasimiršta, o blogi dalykai pasimiršta sunkiau. Didelės ir mažos nuoskaudos per amžius po truputį kaupiasi ir galiausiai, kai jau nebegali daugiau iškentėti, viskas įsiveržia laukan. Aišku, būtų buvę maloniau, jei jos nebūtų pradėję savo santykių aiškintis per mūsų vestuves. Tada prie jų namų slenksčio netikėtai priskrenda kažkokia nepažįstama ragana. Kadangi nepažįstamoji buvo apsišarvavusi, tai Kasandra, pamaniusi, kad ji ruošiasi pulti, staiga ištiesė ranką ir pasiruošė magiškai atakai, tuo pačiu kita ranka pastumdama Darijų už savęs. Prašau, nereikia, pasyviai atstatydama rankas rikteli atvykėlė. Jūs netaip viską supratote. Aš nenoriu kovoti. Aš atvykau, nes išgirdau apie jų dviejų vestuves. Truputį nurimusi, Kasandra griežtai paklausė, nuo kada einant į svečius užsidedami šarvai? Na, mano kraštuose tai visai normalu, pasiteisina nepažįstamoji. Nė nepagalvojau, kad galiu išgąsdinti galingąją Kasandrą. Tiesiog įsiruošdama į tolimą kelionę visada apsišarvuoju. Neseniai į mane buvo pasikesinta ir todėl dabar aš daug atsargesnė, paaiškina Kasandra. Supratusi, kad grėsmės nėra, ji maloniai pakviečia atvykėlę užeiti. Mano vardas Atšūna, iškilmiai pasako ji. Aš kaip Tigrų krašto šiaurinės teritorijos ragana noriu jūs pasveikinti su tuoktuvių proga ir noriu jums padovanoti šitą retą mėlynlapį tik mano žemėje augantį medelį. Mano kraštų legendos pasakoja, kad suvalgytas šito augalo vaisius atneša laimę, bet kadangi dar niekada jų nemačiau, tai abejoju, ar šitas augalas iš viso gali išauginti vaisius. Aš atvykau, nes man labai įdomu sužinoti viską apie jūsų vestuvių ceremoniją, nes aš kaip ir tu, Kasandra, turiu mirtingąjį mylimąjį, su kuriuom mielai pasidalinčiau savąją magiją. Tiesą sakant, iki šiol maniau, kad tai neįmanoma, kad tai tik graži legenda kaip ir apie laimę nešantį mėlynlapio medžio vaisių. Bet pasklidus gandams apie jųdviejų vestuves, nusprendžiau pati viskom įsitikinti. Sužinojusi viską, kas domina, Atšūna padėkoja už sugaištą laiką, taip pat pažadėjusi pakviesti į savo būsimąsias vestuves, atsisveikina ir iškeliauja. Akimis palydėdamas ją nuskrendančią, Darijus paklausė, kaip manai, ar jų meilė tokia pat stipri kaip ir mūsų? Žinoma, kad ne,
atsako jam Kasandra. Mūsų meiliai lygių nėra. Tuo metu, spirginama kibirkščiuojančios magijos, nuo begalinio rėkimo užkimusių balsų, nėra iš paskutiniųjų rėkė. Liaukis! Sustok! Prašau, leisk man prisipažinti! Tu tikrai jau pasiruošusi kalbėti? Paklausė jos kankinimų meistras. Taip, atsako Nira. Tu įsitikinusi? Taip, aš kalbėsiu, aš viską papasakosiu, tik liaukis mane kankinęs. Tada jis, atsisukęs į karalių, garsiai praneša. Ji pasiruošusi prisipažinti. Pagaliau mes viską sužinosime. Lengviau atsidusdamas pasako karalius. Duokite jai atsigerti, o tai jos prarėkto balso visai nesigirdi. Tada prie Niros prieina sargas su ąsočiu ir jai sugirdo porą puodelių vandens ir rodos jos užkimęs balsas truputį pasitaisė. Tada sargai įnešė raštininko stalą ir pastatė priešais ją. Atėjęs raštininkas atsisėda prie stalo ir pavilgindamas varnos plunksną į rašalą pasako, aš pasiruošęs. Tada kankinimų meistras pasako, gerai, pradėkime viską iš pradžių. Sakyk, iš kur sužinojai kelią į drakonų slėnį. Tik išgirdęs jo klausimą, raštininkas skubiai jį užrašo pergamente. Viskas buvo aprašyta Plastidijaus knygoje, nedrįsdama sumeluoti, pasako Nira. Ir jos atsakymas tučtuojau buvo užrašytas pergamente, kai patekai į Plastidijaus namus. Jei tuo metu kieme buvo pilna jaunųjų magų, toliau tęsdamas apklausą, paklausė kankinimų meistras. Mes juos visus išžudėme. Pagaliau prisipažindama pasako Nira, sukeldama šurmulį tarp stebinčiųjų. Šnabždesiams nutilus, o raštininkui baigus užrašyti jos ką tik ištartų žodžius, kankinimų meistras toliau tęsė apklausą. Tu pasakei mes. Kiek tada jūsų buvo? Ir kur dabar yra likusieji tavo gaujos nariai? Mes buvome keturiese ir visi mano bendražygiai krito kovoje prieš drakoną, atsako jam Nira. Kankinimų meistras įdėmiai ją stebėjo ir nujautė, kad ji vis dar sako tiesą. Ir nesigilindamas į smulkmenas, toliau tęsė apklausą. Sakyk, kaip kažkas panašus į tave ir į tavo driskių kompaniją sugebėjo išžudyti būrį jaunųjų magų. Su mumis buvo galingasis magas kovotojas Utrubas. Utrubas? Tik išgirdęs vardą, pasikartodamas surinka Plastidijus. Tas nevykėlis, tas menkista, tas žioplys, kaip jis drįso. Tada susivokęs, kad nutraukė apklausą, atsiprašydamas karaliaus Plastidijus pasako, atleiskite jūsų didenybę. Aš nesusivaldžiau, nes jį pažinojau. Mes kadaise kartu mokėmės magijos ir buvome draugai. Ir tikrai iš jo nesitikėjau tokios išdavystės. Karalius niekaip nereaguodamas į Plastidijaus pasiteisinimus, garsiai svarstydamas pasako, Utrubas, kur aš girdėjau šitą vardą? Tada prie jų priėjęs karaliaus patarėjas pasako, jūsų didenybė, magas kovotojas Utrubas ilgus metus tarnavo karališkajame pulke. Jis dalyvavo daugybėje mūšių ir jo magijos pagalba mes pasiekėme daugybę pergalių. Tačiau pasklidus gandams, kad jis savo būrio kariams pastoviai siūlo gerti labai stiprios koncentracijos drąsos eliksyrą, nuo kurio jiems tiesiog aptemdavo protas. Taip, dabar prisiminiau, pasako karalius, čia tas magas, dėl kurio eksperimentų su eliksyru mūšiuose praradome daugybę karių. Taip, tai jis, pritarė patarėjas. Jūs buvote įsakęs jį suimti, bet jis suspėjo pabėgti. Jėgas suteikiantis eliksyras, pašaipiai prunkšdamas pasako Plastidijus. Kaip barbariška. Aišku, ko iš jo daugiau norėti, jei jis net nesugebėjo aukščiausiojo magijos lygio pasiekti. Taip visą laiką ir vaikščiojo su ta burtininko lazda, lyg koks jaunasis magas. Plastidijui nutilus, apklausa buvo tęsiama.
Kankinimų meistras jos paklausė: sakyk, kaip taip gavosi, kad galingasis magas kovotojas su Trūba žuvo kovoje, o tu toje kovoje išgyvenai? Tikriausiai man labiau pasisekė, nežinodama kaip kitaip galėtų atsakyti, pasako Nira. Dar neaišku, kam labiau pasisekė, pasako jai kankinimų meistras. Gaila, kad Utrūbas taip lengvai išsisuko, niūriai pasako karalius. Visiems ir taip aišku, kad tai jis buvo pagrindinis nusikaltėlis, o teisiamoji tai tokia pati, kaip ir tie jo eliksyrų apnuodyti kareiviai. Tai visi tavo nusikaltimai? Paklausė jos kankinimų meistras. Taip, tyliai atsako Nira, kuri jau buvo per daug pavargusi ir tenorėjo, kad tik visi ją paliktų ramybėje. Žaidimus su manim susiruošei žaisti, piktai surinka kankinimų meistras. Tikriausiai laikai mane asilu. Galvoji, kad aš, kankinimų meistras, nematau, kada man meluojama? Tikriausiai nori, kad grįžtume prie kankinimų magijos? Nori mane įsiutinti? Ne, tikrai nenoriu. Nereikia daugiau kankinimų, išsigandusi suinkšė Nira. Klok visą tiesą. Papasakok apie visus nusikaltimus, apie visus plėšimus, apie visus tavo būrio darbus, arba aš tave tol čirškinsiu, kol čia pakvips kepta mėsa. Mes išžudėme Jazmino kaimo gyventojus, netikėtai pasako Nira. Niros prisipažinimas visus labai nustebino. Nesąmonė, surinka iš vietos pašokęs karalius. Tu meluoji, Jazmino kaimą sudegino drakonas. Mes išžudėme Jazmino kaimo gyventojus, užtikrintai pakartojo Nira, nutraukdama karalių. Po to juos apiplėšėme, o Utrūbas, slėpdamas mūsų nusikaltimo pėdsakus, viską sudegino. Lygiai taip pat padarėme ir Audėjų kaime, toliau pratęsdama prisipažinimą, pasako ji. O dar prieš tai buvo Aukštavirių ir Žalsvyčio kaimai. O jai vis bevardijant išžudytųjų kaimų pavadinimus, visi ją girdėjusieji, negalėdami patikėti tom, ką girdi, nuostabos iškreiptais veidais spoksojo į ją. Dar mes išžudėme ir apiplėšę sudeginome Skambiabalsių, Vaivorų ir Balnadirbių kaimus. Toliau prisipažindama kalbėjo ji, o raštininkas iš susijaudinimo drebančiomis rankomis viską vis užrašinėjo. Nira vis vardino vieno sunaikinto kaimo pavadinimą po kito. O susikrimtęs karalius, nebelaukdamas kada jį pabaigs, pasako: šitiek kaimų, šitiek žuvusiųjų, ir visa tai per to Utrūbo nepamatuotą žiaurumą. Aš visą laiką jums sakiau, kad čia negali būti drakono darbas, primena karaliui Plastidijus. Sakiau jums, kad visi drakonai gyvena tik aukštai kalnuose esančiame slėnyje, o jei koks drakonas ir būtų nusileidęs žemyn, tai šitoks elgesys drakonams tiesiog nebūdingas. Kas galėjo pagalvoti, kad žmonės gali būti tokie žiaurūs, save smerkiančiai, apgailestaudamas pasako karalius. Lengviau buvo patikėti, kad tai žvėries darbas. Kas aš per valdovas, kad savo karalystėje daleidau dėtis tokiems dalykams. Tada Sajus nužudė vežimo savininką, ir tai buvo paskutinysis mūsų padarytas nusikaltimas, pasako Nira, užbaigdama prisipažinimą. Tada karalius surinka: sargybą, išveskite šį sutvėrimą, nes nebegaliu daugiau į ją žiūrėti. Iš po kankinimų Nira vėl nebegali stovėti ant kojų. Sargams ją išvelkant, karalius priduria: įmeskite ją į duobę ir labai gerai saugokite. Kai apie jos nusikaltimus pasklis gandai, kai žmonės sužinos, kiek ji yra nužudžiusi, kiekvienas karalystės gyventojas asmeniškai užsimanys ją nužudyti. Sargai ją nuvilko į patį žemiausią požemio aukštą, prie plieninėmis grotomis dengtos duobės, kuri buvo skirta tik patiems pavojingiausiems nusikaltėliams. Ir įmetę ją vidun, užveria duobės dangtį. Tuo metu Skydono slėnyje, tai šen tai ten maisto ieškanti žiurkė, šmirinėja tarp įvairiausių rakandų ir ragaudama viską iš eilės, ieško, ką galėtų sugriaužti. Tada radusi kažką apvyniotą oda,
pradeda tai griaužti. Tuo metu žiurkę pastebėjęs Skidonas susidomėjęs stebi, kaip ji griaužia vieną iš jo įrengimų. Tada žiurkei pragraužus odinį izoliacijos sluoksnį, ją nutrenkė vėjo malūnų pagaminta energija. Nebelikus žiurkės, Skidonas grįžta prie savo pagrindinio užsiėmimo. Jis toliau stebi, kaip jo darbininkai dirba jiems užduotus darbus. Jis stebi, kaip darbininkai iš miško parvežtus rąstus neša prie lentas pjaunančių įrengimų. O pasisukęs truputėlį į šoną, Skidonas mato, kaip iš išpjautų lentų darbininkai stato kažką labai didelio.